Sveiki, mes esame šalia Kauno, Pypliuose. Dabar aplankysime namą, kuris yra energijai neimlus, šiltas ir sandarus. Jis yra šalia gamtos, dėl to puikiai atrodo. Taigi aplankysime dabar šeimininką, kuris mums jį yra aprodys. Sveiki. Sveiki atvykę. Malonu. Tai gal parodysit mums savo namą? Prašau, žiai. Gerai. Turbūt pradėti reikia nuo to, kaip mes šitą sklypą apskritai pamatėm ir iškart supratom, kad va čia tai mes norim. Mes atvažiavom, paukščiai čiulba, saulė šviečia, triukšmo nuo kelio nėra. Iš to paskui turbūt gimė ir toliau visas planas, kad vėl namas turi būti šalia pušyno ir atrodyti taip, kad jisai čia ir turi būti. Natūraliai tada ir išplanavimas jo buvo. Derinome, stengiamės, kad matytųsi ir miškas. Iš buto jisai atsikrauščius atrodo labai erdvus. Tiesiog, kadangi jisai šviesus, daiktų yra, stengiamės, kad būtų nedaug. Tai tos erdvės atrodo šviesios ir plačios. Turbūt yra tas aukštas labai šviesus, kaip ir per mamą. Aš dar aišku nebuvau ten, bet jaučiu, kad ten... Jis šviesus. Ir vasarą galbūt ir norėtųsi šiek tiek užsidengti nuo tos saulės, nes ten šilta. Šilta kalų tikrai galauža. Taip. Aš taip suprantu, kad yra įvairių variantų pasirinkti. Ką būtent jūs pasirinkot, iš kokių galimų variantų atstovų ir tiek išplanavimas, tiek pati technologija? Molis, natūralu. Taip kaip ir natūralios medžiagos sienos, tai taip pat ir čia. Stogas yra šiltas, storas. Miegamajam turime įdomų sprendimą su arka. Vėl norėjom, kad matytųsi pro langą miškas. Iš techninės pusės, kiek aš suprantu, kad tai galbūt ir sudėtingesnis sprendimas, bet tikrai jo nesigailiu. Labai jauku su šeima kažką tai išsinešt, pabūt, papiknikaut. Privalumas yra toks pusiau uždaras kiemas, gamta turėtų tikrai šildyti jūsų savimylę, kad tokį turėtų gerą uždarą kiemą. Tikrai taip. Tikrai taip, džiaugiamės. Čia yra paukščiai atskrenda ir zuikiai kartais pro langą pamatom pusryčiaut nusileidę, tai tas yra smagu. Kiemas, jis yra jaukus. Yra pamiškė. Be abejo, ir kažką išsikepti ir išsinešti yra smagu. Kai turėsim terasą, tai bus dar smagiau. Planuose yra. Sprendimai susijęs su langais. Kokios medžiagos buvo pasirinktos, kokie sprendimai, ar jūs jais patenkinti? Tikrai taip. Norėjom medinių langų. Pirmą sąlygą. Ieškojom varianto, kuris būtų lengvesnis, ažūrinis. Apsistojom ties skandinaviškų tokius tyrimus. Ir kiek rangovų turėjo, visi langus gyrė, kad tikrai kokybiškai padaryti tie, kas matė klaidą. Kokie buvo patys pirmi įspūdžiai po iškart pabaigto namo montavimo? Įspūdžiai buvo labai geri. Įspūdžiai buvo labai geri pradedant tuo, kad tai buvo labai punktualu. Tai kada tai yra statybos pradžioj, tai nuteikia labai teigiamai. Vienas dalykas, kitas dalykas pats sumontavimas namo buvo labai greitai. Atvažiuoji vieną dieną, matai, pusę namo stovi, vakar nestovėjo niekas. Antrą dieną tu matai, kad jau 2 aukštų namas stovi. Tas yra įspūdinga, atvažiuoji su šeima pasižiūrėti, kad mūsų namas kyla. Sūnus nuo pamatų čia žaidė statybas, tai namo augimą jisai matė nuo pat pradžių ir dalyvavo. Su šildymu, kaip jisai, ar jisai ekonomiškas? Tikrai namas labai šiltas, labai ekonomiškas. Kai lygini su, vėlgi, ta vieta, iš kurios mes atsikraustėm, kuomet už gerokai mažesnį plotą, 2 mažesnį plotą, sąnaudos būdavo daugiau negu 2 didesnės, tai čia yra palyginti. Čia yra komfortas tas, kad yra geoterminis šildymas, įjungi mygtuką atėjus rudeniui, pamiršai. Tai yra patogu, yra šilta, pačio atleidimo malonu, fantastika. Kodėl būtent pasirinkot energijai neimlų namą? Natūralu, kad ekonominis motyvas jis vienas iš svarbesnių yra. Tai norėjom, kad namas būtų šiltas, sandarus. Kaip kontrastas tam, kuriame gyvenom prieš tai. O namas iš tiesų yra ir sandarus, ir šiltas, ir šviesus. Ypač žiemą. Tai
turime dar daugiau šilumos. Tuo, ką turim, tai esu labai patenkintas.